Tai iš tikrųjų aš labai daug nesiplėsiu, dar įsijungsiu į pokalbį, reiškia, su mūsų šiandienos svečiu, kurią noriu pristatyti. Tai biologė, Daiva Žilinskienė, naturopatė, taip pat nutricionistė, reiškia, kaip gydyti save natūraliais maisto papildais, taip pat Imago technologijos ekspertė, kas tai yra, reiškia, jūsų sveikatos būsenos nustatymas, esamos ir būsimos, tam tikra technologija, reiškia, elektromagnetiniais virpesiais, nes mes žinome, kad mes gyvename ne kažkokioje infantilioje erdvėje, mes gyvename virpesiuose. Kai sutampa virpesiai aplinkos ir mūsų vidaus, mes jaučiamės fainai. Nu tikrai, jaučiamės gerai, einam, judam. Žiūrėkit, kaip žmonės būna, sako, vienas žmogus, kažkaip traukiu, neina kalbėti, kažkaip sunku, sako, ne tos bangos. Ir mes gyvename elektromagnetinių virpesių pasaulyje. Ir mes tai jaučiame. Būna, kada sako, kažkaip jaučiu su to žmogum, nesiseka man bendrauti. Kažkas vis tokio stum trauk, ar ne? O čia yra paprasčiausias dalykas, yra virpesiai, kurios sukelia mūsų buvimas šalia vienas kito, mūsų elektromagnetinės bangos, mūsų sūkuriai ir panašiai. Tai apie juos ir daugiau, apie patį vandenį, kas jis yra, koks jis taip patampa, kaip patampa mūsų organizmas, kiekvieną mūsų, reiškia, organą, ar ne? Toliau, kokios vandens rūšys, tai ką klausimą, nes koks yra geras vanduo? Koks tas geras vanduo? Iš tikrųjų, vanduo geras, ar ne? Taip, jeigu taip liaudiškai kalbant. Toliau, iš tikrųjų, kokios jos savybės, ar ne? Svarbiausios. Ir kam reikalingas? Gal mums visai nereikia gerti, gal pavalgom ir užteks. Tai iš tikrųjų, kviečiu jūs, Daiva, pasidalinti patirtim savo, pakvieskim ją. Taip, Gintarė jau gražiai pašnekėjo, kad vanduo turi šarminius ir... Prašom. Šiaip galvoju, kad mes čia vietoje tiesiog šnekėsim. Taip, vanduo yra apskritai unikalus junginys ir kažkada mokslininkai žiūrėjo jį labai paprastai, kad čia iš viso toks paprastas dalykas, ne, mes kiekvieną dieną jį turime, bet dabar yra, galim sakyti, vandens era, gal tiesiog keičiasi informacinė struktūra žemės ir žmonės grįžta iš tikrųjų į gamtą ir galim sakyti, kad apskritai vanduo tai yra matrica visai gyvybei viskam, nes būtent kur atsirado gyvybė? Atsirado būtent vandenyje, o dėl ko? Aš, kadangi esu nutriciologas ir mokiausi to, sakysim, nutriciologijos sveikatos akademijoje, kurią veda tokia gydytoja Olga Butakova iš Rusijos. Jinai labai bendradarbiauja su įvairiais mokslininkais, kurie dirba būtent su vandeniu. Jinai ir su Masaru Emoto turbūt girdėjote apie tokį bendradarbiauja ir Vokietijoje su vandeniu dirbančiais mokslininkais ir su rusais ir taip toliau. Tai pasaulinio masto tokia gydytoja. Tai jinai matė tos eksperimentus, sakysim, kokius darė su vandeniu mokslininkai. Ir jinai toks analitinis žmogus, nėra, kad jai pasakė kažkas, jinai patikėjo, jinai viską turi viską pačiupinėti jo. Ir iš pradžių apskritai, kai pradėjo dėstyti tą visą akademiją sveikatos, nelabai į dvasinius buvo linkusi dalykus, bet dabar jinai per vandenį grįžo į dvasinius dalykus, nes pamatė, kaip yra visai tie virpesiai yra iš tikrųjų svarbus. Ir gyvybė iš tikrųjų atsirado tada, kaip sako, pagal Bibliją, ne? Iš pradžių buvo garsas. O kas tai yra garsas? Tai yra banga. Tai būtent vandenyje atsirado garsas, susikūrė tam tikri dažniai ir jie būtent lėmė formavimus tam tikrų gyvybės formų. Ir net jeigu pasižiūrėti, taip vadinamas vandens šokis, tas dalykas, vadinamas, tai yra įmamas, sakysim, indas tam tikras su vandeniu ir skleidžiami tam tikri dažniai. Ir kaip žiūri, ir matai, ir vėžlio, sakysim, kiauto, tokio kaip konfiguracijos išryškėja, ir saulėgrąžas, kas tik nori. Ir iš tikrųjų, būtent vanduo yra gyvybės pagrindas. Ne tik dėl to, kad mes turim jį gerti, kad nenumirtumėm, neišdžiūtumėm, ne? Bet jisai yra daug platesnė substancija.
Ir kokios yra pagrindinės, sakysim, vandens savybės, tai pirmiausia yra informacinės, jau kaip aptariau, ne, nes jisai sugeba tą informaciją, tas bangas fiksuoti, savyje įsiminti. Kas dar pridurs, iš tikrųjų, žiūrėkit, tai kalbėkime apie tą patį vandenį, savo, kad jisai turi tokį išsireiškimą, žinot, turi atmintį. Girdėt? Ir kodėl taip sakoma? Iš esmės yra sakoma dėl to, kad iš tikrųjų vanduo vienintelė substancija žemėje, kuri gali sugerti tiek neigiamą, tiek teigiamą informaciją. Ir jeigu jūs paimtumėt tiesiog paprasčiausią vandens stiklinę ir tabletę, kurią reikia išgerti, reguliaraus gydytojo, dažniausiai, bet aš irgi negeriu vaistų visiškai, bet tarkime, žinokit, ne tiek tabletė padės, kiek vanduo. Nes jeigu tu tą vandenį, mielas vanduo, iš tikrųjų, padėk man išgyti nuo kažkurios ligos, ar ne? Suteik man žavesio šiandieną, suteik man pilnatvės, energijos, suteik man džiaugsmo akimirkų ne tik šią dieną, bet ir kitą dieną. Žinau, kad tas vanduo iš tikrųjų daro stebuklus. Aišku, daug yra dalykų, vadinami tie, ne veltui mūsų liaudės išmintyje kalbėjo užkalbėtas vanduo. Tiesiog iš niekur neatsiranda tie posakiai tokie. O iš tikrųjų vanduo savyje gali ne tik tai išgryninti, bet ir sugerti neigiamą informaciją. Ir ypatingai sakoma taip, kad tiesiog pasidalinsiu patirtim, jeigu išvažiuojate važiuojate į naują butą, naują vietą, dažniausiai moteris ar nesvarbu kas išplauna visus, reiškia, butą arba namą. Vien dėl to, kad, ne dėl to švaros, o kad išvarytų visą tą energiją, kuri buvo iki tol. Jo, ypač dar jeigu tai daro su mintimis teigiamomis, tai tada perstruktūruoja visą aplinką. Nebereikalo tas šventinimas yra ir iš tikrųjų atsimenu per pirmą mūsų susitikimą, per antrą tiksliau, atsimenat, kai mes darėme kokteilį, energetinę sriubą. Ir daugelį žmonių paklausė, kodėl tu sumalei vandenį? Nežinau, jūs nebuvot. Nebuvot, jo, atsimenu, tai buvo Reveta. Klausė, kodėl tu mali vandenį, tuščią vandenį? Kodėl to, kad jo struktūra pakinta. Kai tu sumali iki 1 minutės, jinai turi struktūrą tam tikrą. Teigiamą, neigiamą, gyvą arba negyvą. Kai tu jie šiek tiek sumali, tai tu suaktyvini visus jonus esančius jo viduje. Ir atrodo paprastas dalykas, nes buvo receptas būtent energetinės sriubos, aš tiesiog priminsiu žmonėms, kur kiekvienas ingredientas yra malamas atskirai. Ir pradžiai vanduo, tiesiog įpilamas yra vanduo, 300 ml ir jis tiesiog sumalamas. Kaip prasme atskirai? Atskirai vien dėl to, kad ten yra reakcijos, tirštumas, čia daugiau funkcinės savybės, bet iš esmės tą ingredientą, kur mali atskirai, tai jisai, ta prasme, yra daugiau jo savybės, kurios yra viduje jo, labiau įsisavinimus organizmo, kaip malamas atskirai, o ne mažimas. Taip. Ir toks dalykas yra iš tikrųjų įdomus, bet iš esmės, ką norėjau pasakyti apie vandenį, kad vanduo iš esmės tai vienintelė substancija, kuri gali įsigerti. Ir aplinkoje, kur jūs esate, ir tarkim, dirbate prie kompiuterio, paliekate stiklinę vandens, žinau, kad jis viską atsimena. Jūsų emocija, kuris turėjote ryte atėjote, gal neišsimiegojęs, gal susipykote su viršinimu, gal draugas paskambino, šnekėjote, galbūt kolega kažką pasakė, jisai viską kaupia. Ir ne veltui, ta prasme, tas vanduo paskui parsinešęs namo, jis tampa nebe toks gyvybingas, sakyčiau, nebe toks gyvybiškas, koks buvo iki tol. Vien dėl to, kad emocija, su kuria jūs draugavote, jinai persiduoda jam. Ir ne žmogui greičiausiai, o vandenį. Tai tikrai linkėsiu, jeigu uždarysim. Visiškai nesvarbu. Visiškai nesvarbu. Ir labai svarbu, ten aišku, kalbėsime šiek tiek vėliau, kaip tą vandenį laikyti. Nes būtent vanduo laikomas netaisyklingai, kaip ir gerdamas ar netaisyklingai, irgi praranda savo savybės. Tai aš nenutrauksiu Daivos toliau šnekėti. Tai mes aptarėm informacinės savybės vandens, čia įeina ir struktūra, kuri padeda išlaikyti, tai neskaitoma, kad vanduo yra skystasis kristalas. Toliau yra labai svarbios tokios savybės kaip paviršiaus įtempimas. Tai mes žinome, sakysim, kad paviršiaus įtempimas, tai kaip įsivaizduoti gerai labai, gyvsidabrį. Daug kas turbūt vaikystėje esate sudaužęs termometrą, ne? Ir kas atsitinka? Jisai iš kartas gyvsidabris ir tuliukus iššoka ir silaksto. Ir ten jau ieško, kur nors neįlindo ir panašiai ten ir su duona renki, kad jį sugaudyti. Tai yra, gyvsidabris turi labai stiprų paviršiaus įtempimą ir jis iš karto sušoka ir tuliukus. Jeigu mes užlašinam vandens lašą, jisai stovi kauburėlį.
Ir kuo didesnis jo paviršiaus tempimas, tuo tas kauburėlis yra toksai didesnis. Bet jeigu žmogus, įsivaizduotų, kas atsitinka įsipjovus ir kai nulaša kraujas, jisai kauburėlį kažkodėl nestovi. Jis visiškai ištykšta į tokią balutę. Tai ir, sakysim, toks palyginimas. Tai kuo vanduo yra panašesnis į mūsų kraują, tuo jisai yra, sakysim, labiau mūsų šlapina. Bet čia dabar jau apie tas jo savybės, sakysim, papildomas, tai yra transportas. Kas yra vanduo? Yra viena iš jo tokių funkcijų transportavimo. Mes negalim deguonies įsisavinti be vandens, mes negalime įsisavinti ir maisto be vandens. Nes būtent mūsų organizme virškinimo metu vyksta hidrolizė ir tik tai tada, kai su vandeniu tas maistas susimaišo, atskiriamas į tam tikras smulkinamas į daleles, tik tada mes jį galime įsisavinti. Lygiai taip pat daug kas įsivaizduoja, kad čia aš išgėriau vandens, viskas tvarkoj, čia lyg ir tiesiog padrėkinau organizmą, bet jeigu pažiūrėti deguonies transportavimas, kaip vyksta organizme, tai pirmiausia, mes įkvepiam deguonį plaučiuose ir jie yra drėgni. Tik tai dėl to gali deguonis pakliūti toliau giliau. Jisai per membranas eina į organizmą, ten patenka į kraują jau po to per kraujagyslių sieneles ir tik tai tada jungiasi su hemoglobinu ir keliauja per organizmą. Kas vyksta toliau? Nueina, sakysim, į kokį nors raumens audinį. Ir kartais žmonės įsivaizduoja, kad vos ne kiekviena ląstelė turi savo kraujagyslę, per kurią gali deguonį pasiimti. Iš tikrųjų, taip nėra. Iš tikrųjų yra, kaip įsivaizduot, kaip dešrą kažkokie visi kažkada valgė ir būna ten lašinukai, tai sakysim, čia yra kraujagyslės tose vietose, o tarp jų yra ląstelės. Ir kaip iš to lašinuko į vidurį, sakysim, tos vietos, kur nėra kraujagyslės, pakliūs deguonis. Būtent jisai ištirpsta vandenį, vidiniuose mūsų skysčiuose ir tik tai taip ląstelė gauna tą vandenį su deguonimi. Lygiai tas pats yra išnešamas anglies dvideginis, jisai ištirpsta vandenyje, tada per limfą keliauja į venas, ir jau tada per kvėpavimo, sakysim, takus mes vėl atiduodam tą anglies dvideginį ir pasiemam iš naujo deguonį. Tai būtent vanduo yra toks transportas mūsų organizme. Lygiai taip pat toksinus jisai išneša, rūgščių perteklius. Tai aš siejau būtent su paviršiaus įtempimu. Kita labai svarbi savybė yra mineralizacija. Dabar iš tikrųjų vyksta toks, sakyčiau, labai negeras dalykas, kad žmonės per daug gąsdinami yra, kad pas mus vanduo blogas ir atsiranda madoj įvairūs membraniniai filtrai, kuri vandenį, atsiprašant, padaro distiliuotą. Bet gyvybė negimė distiliuotam vandenį, kur jūrai gimė. Žiūrėk, kokia jinai suri, vandenynai surus. Reiškia, kas vyksta, kai žmogus geria per daug išvalytą vandenį arba distiliuotą, jisai išplauna ne tik kas blogai, bet ir kas gerai. Visus mineralus išplauna. Jeigu ten, sakysim, kažkokia ten detoksikacijos programa, sakysim, daroma ir žmogus sako, aš savaitę gersiu tą distiliuotą vandenį, aišku, per savaitę jisai savo žalos tokios nepasidarys. Bet jokių būdų negalima gerti distiliuoto vandens ir tuo pačiu to vandens iš membraninių filtrų ilgą laiką, nes iš tikrųjų gali būti labai baisus sveikatos sutrikimai po to. Nes mes esam būtent mineralų tirpalas ir jeigu mes išplausim savo mineralus, tai gali net ir labai sudėtingi procesai vykti organizme. Tai aš jau, sakysim, čia jau negąsdinsiu, bet noriu atkreipti dėmesį, kad toks vanduo yra taip. Galiu klausimą? Taip, prašau. Mineralai įsisavina tik kartu su vitaminais?
Vandenį vitaminų nėra, tai faktiškai jeigu aš gerčiau tik vandenį, vienas kalcis, magnis neįsisavinti mano. Žiūrint, kokioj formoje yra mineralai. Apskritai mineralų įsisavinimui ne tiek vitaminai reikalingi, kiek amino rūgštys tam tikros. Kaip mes mineralą įsisavinom? Arba tai turi ateiti iš gyvos gamtos, mes negalime atsilaužti keptuvės kampelio pagraužti, iš gyvos gamtos, tai per gyvūną, per augalą, tai yra su maistu. O kitas dalykas, jeigu mineralas yra joniniai formai, jisai gali įeiti į mūsų organizmą, jam tada nereikia baltymų. Bet jeigu mineralas yra kažkokia druska, ne su amino rūgštim, ne su baltymu susijęs, tai tada mes jo įsisavinti negalime. Tai be papildomų kažkokių tai pagalbininkų. Vieni iš pagalbininkų tai gera mūsų mikroflora, jinai ten sugeba šitą dalyką padaryti, tai vat viena iš būtinybių, kad nebūtų disbakteriozės ar disbiozės, sakysim, organizme. Bet joniniai formai mineralai yra įsisavinami. Joniniai formai, čia kai ant buteliuko matau K+, tai čia yra joniniai formai? Tenais, kaip? Šarvinis vanduo, tai nešarvinė vandenyje, iš esmės yra jo, reiškia, visi tie įtempimo paviršius, ta prasme, jo mineralizacija, ar ne, yra labai panaši forma, kaip yra mūsų, reiškia, organizmo tarpusavyje skysčių. Dėl to organizmui nereikalinga papildomos energijos tam, kad jį pirmiausia suvirškinti, vanduo ir yra virškinamas, visų antra, reiškia, įsisotinti. Reiškia, įsisotinami visi mineralai, kurie esantis vandenyje, tokioje formoje, kurie yra reikalinga organizmuose. Dėl to nereikalinga papildomos energijos jiems tai padaryti. Kai mes gerime distiliuotą vandenį arba per daug išvalytą vandenį, tai mes negauname mineralų, nes jie yra išimti filtrų pagalba. O iš krano iš esmės realiai yra, užbėgsiu šiek tiek įvykiams už akių, kalbėdama, kad svarbiausia yra dvi savybės vandens, ar ne, tai yra, reiškia, rūgščių ir šarmų pusiausvyrą, tai yra pH ir ORP, oksidacinis redukcinis potencialas. Kiek, reiškia, jame yra gyvybių, kiek yra laisvų elektronų, kurie gali prisijungti prie antioksidantų, kad juos užmušti, ne? Realiai iš krano vandenyje jo pH yra apie 7, tai yra turi būti laikomasi normas pagal visus valstybinius normatyvus. Negalima ten nei mažiau ar nei daugiau. Bet jis iš esmės nedaro funkcinės savybės. Tu išgeri, kaip sakom, pro vieną galą įėjo, pro kitą išėjo. Nu taip liaudiškai. Neatlieka jokios funkcinės savybės iš esmės. Taip jisai praplauna galbūt, bet įsisavinimas, reiškia, vyksta mineralų visiškai ne kaip šarvinė vandenyje. Įsisotinimas ar kizratinimas vyksta žymiai ilgiau, ilgesnis reikalingas tarpas. Įtempimas paviršius yra žymiai mažesnis ir nėra antioksidantas, kas yra šarvinis vanduo. Visiškai skirtingas savybės, kita platforma. Tai mažesnis įtempimas yra gerai, nes tačiau kraujo. Taip, kuo mažesnis įtempimas, tuo yra geriau. Bet įsivaizduokite tokį dalyką. Balioną reikia prakišti pro skylutę. Tai, sakysim, jeigu mes norim prakišti, mes jį turim išleisti, jis tada suminkštėja ir jis gali pralysti pro skylutę. Arba dar kitos, sakysim, dar bent jau tarybiniais laikais tai labai toks būtų geras pavyzdys, kaip seniau būdavo siaubingai sunku įlipti į troleibusą, o dar sunkiau paskui iš jo išlipti. Tai kai paviršius įtempimas, tai reiškia reikia tiek prasibrauti, kad išeiti dar paskui, dar aš, sakysim, kai gyvendavau stotelį, mano buvo prie žiedo, tai įlipu mokyklą važiuodama, o kai reikia išlipti, tai su draugė vieną kitą trauktis. Galima sakyti, taip, pro tas duris troleibuso, tai vandens molekulė nori pakliūti į ląstelės vidų. Tai kuo tas paviršiaus įtempimas didesnis, iš kuo žmonių ten daug, tuo reikia labiau traukti vienas kitam, kad įlysti į vidų. Tai kuo tas įtempimas yra mažesnis, tai tuo tas vandens pakliuvimas yra geresnis. Tai jeigu vanduo su labai aukštu paviršiaus įtempimu, o, sakysim, iš krano yra maždaug 73 dinai į kvadratinį centimetrą, kai kraujas yra kažkur 43 dinai į kvadratinį centimetrą, tai toks dažnai vanduo, ypač jeigu geriamas labai dideliais kiekiais iš karto, tai jisai tiesiog patenka į kraują, bet paskui per inkstus yra šalinamas, nes negali pakliūti normaliai, sakysim, į... O Neptūnas, tarkim, kiek? Kaip? O Neptūnas vanduo kiek? Visas vandenys yra apie 7,3. Jo, tai yra tas pats iš esmės vanduo, kuris pas mus iš krano... Taip. Kodėl tu pagal 7,3. Aš turi būti.
Realiai, ta prasme, jisai turi būti nuo 8 ir daugiau šarminis vanduo, tai jisai yra neutralus kaip ir... Ai, čia apie pH mes šnekam. Jo, Aš galvojau apie tempimą mes šnekam. Ne. Ką kalbėjau apie tempimą. 443 maždaug, dinai kraujo. Tai Neptūno, tarkim, paprasto mineralinio vandens toks. Jisai, pas mus, sakysim, vanduo yra iš krano ar iš butelių, jisai praktiškai tas pats, tai yra giluminių gręžinių. Tai irgi, sakysim, jeigu pasižiūrėti, jisai nėra taip iki galo toksai vertingas kaip natūralus šaltinio vanduo, nes vanduo, kad jisai būtų vertingas, iš tikrųjų jisai turi gimti, ne? Tai mes galim palyginti tą vandenį iš butelio, iš krano, kaip neišnešiotą kūdikį. Nes jisai, ar, sakysim, Cezario būdu, paėmė, išėmė kūdikį, o kūdikis iš tikrųjų pagal sudvasinius tos dalykus turi gimti, jisai turi išeiti pats, ne? Nes ir tai charakterį duoda, labai daug kas užsideda gimimo metu. Tai va, taip pat, jeigu mes vandenį tą būtent išsirbėm iš gręžinio, iš tų giluminių, tai jis va toksai, iki galo gimęs, sakysim, taip. Tai supratau, tai ar tai iš po krano, ar iš buteliukų, tas pats, pagal paviršinį tempimą tas pats? Tas pats, taip. Nebent ten vienas kitas vandens, tas telkinys šiek tiek gali skirtis, bet tai iš esmės yra labai panašus. Jie visi ir nėra taip. Jie visi yra, sakysim, iš tikrųjų vanduo Lietuvoje yra pakankamai geras, jeigu žiūrėti būtent tą cheminę sudėtį, tas pH 7,4 irgi yra pakankamai neblogas, nes jeigu pažiūrėti, kas vyksta ten pasaulyje, ten valo tą vandenį, tai per filtrus iš upių įmamas, iš ežerų, per filtrus filtruojamas, tai iš viso toks, tai iš viso baisus iš tikrųjų vanduo. Tai mums tai iš tikrųjų labai dar pasisekė, nes mes iš tikrųjų pakankamai gerą vandenį, išskyrus ten dalis Žemaitijos, kur yra labai daug floro ir dalis Šiaurės Lietuvos. Tai, Tu esi Ševronus, tai bus pagal pasaulinius standartus. Kaip? Tu esi Ševronus, tai bus gerai. Dabar jau noriu pardavinėti Lietuvos vandenį pasauliui, bet geriau, aš sakyčiau, jo nepardavinėti, o saugoti savo, nes dabar prognozuojama, kad ateities karai gali būtent kilti dėl to, kad vandens resursai yra išsemti. Taigi mes dabar persim prie kitų savybių. Kaip minėjau, mineralizacija yra būtina taip pat, nes kitaip ištraukiami iš mūsų mineralai. Ir yra labai svarbus būtent tas pH vadinamas, tai šarmingumas. Dėl ko tai yra svarbu? Gyvybė gimė, kur? Šarminėje aplinkoje. Vandenynas yra šarminė, apie 8 šarmingumas. Ir mūsų kraujas, jisai, aišku, kadangi mes gyvenam sausumoje truputėlį nuo 8 to nukrypo, bet skaitoma, kad Indijos jogai, ten jau tokie jau super šviesus, jų pH kraujo net 8 yra. Jeigu mums taip 8, sakysim, padaryti kraują pH, tai mes iš tikrųjų komą įeitumėm. Ir mūsų, sakysim, norma kraujo yra maždaug 7,38, 7,4. Toks koridoriukas labai siauras. O aišku, žaliavalgiai šarmingesnį maistą valgo negu tie, kurie ten valgo virtą keptą, bet irgi tai nėra absoliučiai šarminis maistas dėl to, kad dirvožemiai, jeigu pasižiūrėti, kokie pas mus yra, jie yra rūgštiniai. Lietuvoje dirvožemiai rūgštus. Turbūt atsimena geografijos kursą mokykloje. Mes visi žinom, velėliniai, jauriniai, išplaunamo tipo. Iškia, jie yra rūgštus ir rūgščioji terpėj. Jokia daržovė negali būti tiek šarminė, kiek jinai iš tikrųjų turėtų būti. Dėl to, tarkim, turėtų būti įvedama kažkiek šarminių mikroelementų, kad padaryti tokį šarmingumą dirvožemio, koks jisai iš tikrųjų būtų mums kaip biologiniai rūšiai optimalus ir nerūgštintų mūsų organizmą. Tai iš kitos pusės, čia jau sudėtinga, ne? Žiūrėkit, visą žemės ūkį reikia pakeisti, kad išauginti tokias daržoves, kokios jos turėtų būti. Todėl mes turim daug lengvesnį kelią, būtent vandenį gerti, kuris yra šarminis. Ir tas rūgštis natūraliai su vandeniu tiesiog išplauti. Ir taip pat mes žinom, kad, tarkim, oda yra rūgšti, dėl ko jinai rūgšti? 5, ne? Šampūnų, reklamų visur. Dėl to, kad jinai rūgščių perteklių išveda. Tai yra vienas iš šalinimo organų. Šlapimas, sakysim, mėsėdžius iš viso būna labai rūgštus, ypač kurie negeria vandens.
O realiai, sakysim, žmogaus vegetaro arba žaliavalgio, jisai iš ryto turėtų būti silpnai rūgštus, o dienos metu jis turi tapti šarminis. Nes visien, kai mes miegame, vyksta tam tikri metaboliniai procesai ir rūgštis nenori susidaro. Nu, tokia yra fiziologija. Tai, aišku, kas turi lakmuso popierėlį, gali sau stebėti, koks yra šlapimas, sakysim, pasimatuoti iš pat ryto ir kaip jisai kinta dienos bėgyje. Jeigu kažkokios vyksta ten valymo organizmo procesai, kažkokie, gali rūgščių padaugėti, nes iš tikrųjų, kai dalis tų rūgščių, kur yra organizme susitelkę, tai būtent riebaliniam audiny. Ir kai žmogus pradeda, tarkim, kažkokių tai iškrovus dienų laikytis, detoksikacijų ir taip toliau, tos rūgštys išsilaisvina ir plūsta į kraują ir per inkstus, per šlapimą šalina. Aš pati irgi, aš nesu 100% žaliavalgė, bet būna periodų, kai aš taip apie 70% būnu, kartais taip nukrentu, čia, kai buvo to šventės visos, tai labai išsimušiau, dabar vėl grįžinė. Bet, sakysim, mano nėra tikslas 100% tapti žaliavalgė, bet apie 70, tai aš manau, kad tai yra kaip tik pats dėliausias variantas. Ir pati, kai valiausi organizmą, tai man taip ėjo rūgštis iš organizmo, nors aš jau ne vieną kartą esu, bet būtent ypač kai tam tikri mikroorganizmai užsiveisia, ypač grybeliai siaubingai rūgština, nes jie skatina kalcio išplovimą. Kaip tik buvo toks stresinis periodas, prieš tai aš biškį saldumynų užvalgiau. Ir žinokite, tiek užrūgštėjo, kad mano šlapimas buvo, nežinau, apie 2 lakmuso popierėlių. Kaip Coca-Cola. Aš kaip pamačiau, siaubė galvoju. Pas mane buvo 4 nevalgymo dienos, ir čia buvo ta 2 diena, toks šlapimas. Negalvoju, ko yra blogai toks šlapimas. Apskritai rūgštus šlapimas, jeigu jisai visą dieną yra siaubinga dėl to, kad tas rūgštis degina mūsų inkstus. Ne tai, kad čia, pašalino, bet degina realiai. Bet jūs paimkite sieros rūgštį, užlašinkite ant odos. Tai viduj, tie procesai vyksta organizme, ne? Tai aš jau puoliau spiruliną valgyti, kad kiek pašarminti ir man, sakysim, aš per dieną tą pH atstačiau. Tai, sakysim, tai yra taip svarbu mums palaikyti tą pH. Tai kita toliau vandens savybė irgi yra labai labai svarbi. Tai moksliškai skamba oksidacijos redukcijos potencialas. Tai būtent vandens gebėjimas arba oksiduoti, tai yra pažeisti organizmą, arba atvirkščiai redukuoti, atstatyti. Ir jeigu tas oksidacijos redukcijos potencialas yra su ženklu plius, tai yra būtent tas, galima sakyti, vanduo vampyras, kuris iš mūsų ištraukia energiją. Tai toks vanduo yra iš butelio, toks vanduo yra iš krano, dar baisesnis yra būtent gazuotas ir visi ten kiti gėrimai, sakysim. Jo, tarkim, ten vynas skaitoma, kad gal kažkokią struktūrą turi informacinę, nes sakysim iš vynogių, bet iš tikrųjų visai yra negyvas. Ir jeigu mes geriam tokį vandenį, kas atsitinka? Va tą su pliuso ženklu. Pirmiausia, viduje mūsų organizmo vanduo yra, jeigu sveikas organizmas, struktūruotas būtinai, tas informacinės savybės, ir būtinai su minuso ženklu. Oksidacijos redukcijos potencialas maždaug apie minus 110, priklausomai ar... 50, kaip jau šarminio. Jo, organizme. Priklauso nuo ar žmogus sveikas, ar sergantis, yra nustatyta, kad sergančių minusas yra mažesnis, sveikų yra didesnis. O jeigu mes geriame vandenį su pliusu, mūsų organizmas tokio vandenį įsileisti negali, čia yra prieš fizikos dėsnį. Nes gali įeiti į organizmą tik tas vanduo, kuris yra dar mažesnio minuso. Ne? Ir reiškia, mūsų organizmas turi atiduoti savo gyvybę, savo elektronus, padaryti tą vandenį tokį, kad jisai galėtų jį atsigerti. Tai suprantate, mes iš tikrųjų
galim save tiesiog pasakyti, kad žudom. Alinam Alinam savo rezervus. Būtent tada mes jaučiamės labai tokie pavargę, lyg tai nėra nuotaikos pastoviai. Ir tai tęsiasi ne vieną, ne 2 dienas, nenorim nieko daryti, arba jaučiamės apsunkę nuolat, ar ne. Tai vien dėl to, kad mes išnaudojam savo energijos resursus. Tam, kad va būtent vandenį paversti tokiu vandeniu, kuris reikalingas suvirškinti mūsų organizmą. Mes turime tempimą sumažinti. Baltyminis maistas, visą kitą dalyką, kur reikia taip pat iš rūgštinio paversti į šarminį. Tai yra tinkama forma suvirškinti ir priimti organizmą, kad būtume gyvybingi, energingi ir panašiai. Tai va dėl to visą tai sueina į tą patį tašką, suprantat. Realiai, kad mes naudojame savo energijos resursus, kas yra, niekam nelinkėtina, nes, galima sakyti, mūsų organizmas yra baterija, ne? Mes gimėm 100% bateriją ir visą gyvenimą mes stengiamės kaip įmanoma ją iškrauti. O kai išsikrauna jinai apie 60%, tai prasideda jau nebepagydomos lygos, taip vadinamos. Lėtinės. Tai diabetas, vėžys ir taip toliau. Aišku, viskas yra pagydoma, bet aš kalbu medicinos terminais, tai yra nepagydoma, ne? Tai kam naudoti energijos resursus, galime juos nenaudoti, panaudoti kitiems reikalams. Sveikimui, kad mes turime atsistatymui. Daug hobių, mes turime daug veiklos, ko norim nuveikti, bet mes nebeturime energijos tam. Mes kaip ir norėtume, bet mes nebegalim. Galiausiai sveikimui tos energijos reikia. Ne, jeigu žmogus turi kažkokią problemėlę ir nori ją išspręsti, bet nenori keisti nieko, nei mitybos, nei vandens kokį gerį, tai jisai neturi energijos pasveikti. Bet jeigu jisai atima viską, kas iš jo atima energiją ir gyvybę, organizmas pagaliau sako, o aš Dievui, pagaliau aš gavau ir pradeda, žinokit, įdomus būna dalykas, pradeda žmonės koreguoti šitos dalykus ir suserga. Ir paskui sako, aha, o kodėl aš susirgau, čia blogai, čia netinka ir taip toliau. Ir paskui reikia žmogui paaiškinti, kad tu susirgai ne dėl to, kad čia kažkas yra blogai, ar vanduo blogas, ar dar, bet tiesiog organizmas gavo energijos kovoti su tom lėtiniam ligom. Nes sveikimas, kaip ir vystosi liga, jinai iš pradžių vystas lėtai, paskui chroninis, tai yra ūmus, ne, procesas, čia visi jau jaučia temperatūrą ir taip toliau. Paskui jinai yra medicinos pagalba nuslopinama ir pereinama į lėtinę. Tai jeigu žmogus yra chroninis, toksai lėtinis ligonis, tai kaip sugrįžti atgal per tą patį. Aišku, jeigu nėra taip labai jau užleista, tai gali ir ramiai tas perėjimas įvykti, be kažkokių ūmių dalykų, bet būna tokių dalykų. Tai turėkit omeny, kad jeigu, sakysim, jūs parekomenduosit kažkam tai gerti vandenį, sakysim, šarminę ar dar valytis organizmą ir sakys žmogus, aš susirgau, tai žinokite, kad tai yra dėl to, kad pagaliau imunitetas, pagaliau organizmas gavo energijos ir jisai turi jėgų kovoti. O šarminiai aplinkoj, tai jau kaip ir sakė Gintarė, negali daugintis bakterijos. Nei kiti parazitai, nei grybeliai, nei pirmuonis, virusai. Jeigu žmogus ištisai serga virusinėmis ligomis, tai yra pats aukščiausias užrūgštėjimo lygis. Aukščiausias. Nes mikrobai irgi mėgsta tam tikrą, sakysim, terpę. Paskui eina pirmuonis, jeigu ypač šlapimo takų, bet visokios infekcijos pastoviai žmogų vargina. Pirmuonis, paskui jau eina, sakysim, neutralią mėgsta kirminukai įvairūs. O silpnai šarminė tokia ant ribos bakterijos. Bet bakterijos tai yra ne pačios baisiausios, sakysim, pas mus yra daug labai ir gerų bakterijų organizme reikalingų. Tai iš tikrųjų reikėtų labiausiai kreipti dėmesį į tuos kitus. Sakykit, herpes čia virusas? Taip, virusas. Čia aukščiausias už šitų. Taip. Tai pats aukščiausias ir... Ir palyginimus prašiausiai, žiūrėkite, jūs kas mėgstat slidinėti? Mėgstat. Esat važinėję ar įkopę į kokį nors aukštesnį kalną, kur daugiau yra deguonies? Kas vyksta tas pats, ta prasme? Mes gauname to iš tikrųjų gryno oro, ar ne? Ir pradeda skaudėti galvą, pykina, bloga. Net miestiečiai nuėjus miške pabūti, jau galva svaigsta. Detoksikacija, įprastinė. Kaip ir vyksta, pavyzdžiui, su žaliavalgystė arba kažkokiu šarminiu vandeniu. Visiškai tas pats palyginimas. Kai pradeda imtis pirmosios dienos, būna kančios, kaip aš sakau. Vieniem mažiau, kitiem daugiau. Ai, mesiu, nenoriu, čia nesąmonė, žiūrėk, galva skauda, tinstu, lyg tai supranti, kas čia su manim darosi. O kas vyksta? Vyksta detoksikacija elementariai.
kiekvienam skirtingai. Vienam per galvą, per migreną kažkokį skausmus, kitam per kažkokį virškinimo trakto sutrikimus, trečiam per kažkokį odos problemas, bėrimai prasideda, nes valosi. Taip yra sunku, bet yra lengviausia ir mesti, ar ne? Ai, tiek to, ne man, bet tai reikia perti, suprasti, kad tai bus mažesnė ar didesnė forma, vienokia kitokia forma, nėra tikrai visiems vienodai. Kitiems gali būti ten vienas mėnesiukas, kitiems 3 metų tęsiasi. Ir tai yra normalu, nes priklausomai nuo to, kokį jūs maistą valgėte iki tol, kokį jūs aplinkoje gyvenote iki tol, kiek jūs stresavote, kokios jūsų buvo emocijos, kokios buvo sąlytis su maistu, kaip jūs bendradarbiavote pačiu savimi, jūs mylėjote save, nemylėjote ir daug kitų dalykų, kurie gyvenime jums nutiko. Dėl to tikrai nereikėtų bijoti, tiesiog priimti, kad taip gali būti. Taip gali būti. Taip. Labai dažnai būna, kad, sakysim, žmonės pradeda gerti kažkokį šarminį vandenį ir prasideda bėrimai, oi, pas mane čia niekad nebuvo, čia blogai ir taip toliau. Iš tikrųjų, tai yra būtent dėl to, kad organizmas pagaliau irgi gavo skystį tam, kad jeigu mes atėjome, norim padaryti generalinę tvarką namuose, mes pirmiausia plaunam viską, atmirkom. Tai bet įsivaizduokite, tas viskas ten kažkur gulėjo, atmirko ir dabar tos rūgštys, jeigu išeina, dėl ko tinsta žmonės pradėjo gerti vandenį? Dėl to, kad organizmas pajutęs, kad yra šarminio vandens, jisai skuba rūgštis išmesti iš audinių. Ir kai jisai išmeta iš audinių, iš ląstelių rūgštis, tada ką reikia daryti organizmui? Praskiesti, nes kitaip jisai nudegs. Kas yra skausmas? Tai yra rūgštis organizme. Galvos skausmas. Išsiskyrė rūgštis, dirgina nervinės galūnėlės, ten trūksta deguonies, tai yra skausmas. Tikrasis skausmas, tai būtent dėl to, kad nėra deguonies ir yra rūgštu. Organizmas stengiasi praskiesti ir, sakysim, tas tinimas. Ir iš kitos pusės, jeigu organizmas ištisai vandens negaudavo, jisai pagaliau gavo vandenį, jisai bijo irgi jį atiduoti, dėl to, kad galvoja, mane tiek kankino, sausra, vanduo, ką daryti, užsikišti su rezervus, užsipildyti, ne? Ir tik tai kai, per kiek viskas keičiasi? 21 diena. Per 21 dieną organizmas supranta, vanduo yra, bus visada ir pradeda jį atidavinėti. Dėl to, sakysim, kas iš viso negėrė ilgai, ten turi inkstų problemų ar ten hipertonija, jie turi pradėti nedidelį kiekį vandens gerti, po trupučiuką didinti vandenį ir išiminėti visus kitus gėrimus. Jeigu jūs pasižiūrėtumėte į gyvūnijos pasaulį, yra maždaug 96 000 rūšių gyvūnų ir tik vienas žmogus toks protingas geria viską išskyrus vandenį. Suprantate, žaliavalgiai yra gyvūnai, žaliavalgiai, jie visi natūraliai, bet geria vandenį. O pavyzdžiui, Rusijoje yra tendencija ir tarkim, ir Lietuvoje esu girdėjus tokių maždaug pareiškimų, kad žaliavalgiui vandens gerti iš viso nereikia, nes jisai jį ir taip gauna. Bet tai mes turim mokytis iš gamtos, tai mes norim grįžti į gamtą, ne? Tai reikia žiūrėti, gyvūnai, sakau, jie negeria nei vyno, nei kompoto, nes sugalvoja iš vaisių spausti sulčių. Dėl ko, sakysim, yra blogai, bet sultis gerti tokias koncentruotas. Sultis reikia skiesti. Arba, sakysim, jeigu citrusinis, tai bent jau su kažkokiam lapinėm daržovėm, bet geriausia su vandeniu, nes yra evoliuciškai pripratęs žmogus taip, kad vaisius turi būti valgomas, ne? O mes iš tikrųjų tokį smūgį duodam organizmui. Sultis spaudžiamas? Visas, absoliučiai. Netgi tas, kur patys spaudžiam, reikia skiesti. Reikia skiesti. Viens prie... Viens prie vieno maždaug. Kažkur. Tai reikia skiesti. Iš tikrųjų neturi būti, nes jos yra per aštrios. Iš tikrųjų mūsų organizme, nes mūsų kasa, jūs turbūt vis ten jau žinote, kad negali tiek iš tikrųjų pervirti angliavandenių, kiek mes valgom. Ypač tie, kurie, sakysim, nežaliavalgiškai maitinasi, tos neteisingos absoliučiai piramidės maistas, kur yra apačioj grūdai ir paskui tik tai eina ten daržovės arba mėsa, ar kažkaip įvairių variantų ir tai yra iš tikrųjų labai neteisinga. Iš tikrųjų apačioj kaip daržovės, sakysim, vaisiai, paskui jau ten, žiūrint kokios, sakysim, mitybos laikos žmogus, ten kažkiek baltymo, kažkiek ten tų grūdų, bet ne taip, kaip pas mus viskas neteisingai yra ir kasa iš tikrųjų labai kenčia.
Ir Italijoje, kur ypatingai mėgstama gerti citrusinius sultis, tai, tarkim, kasos problemos yra aukščiausios pasaulyje. Taip, kad citrusiniai iš tikrųjų jie labai aštrus. Dėl to juos reikia geriausiai ar sumėtom, ar kažkaip tokius gėrimus darytis labai šaunu, iš tikrųjų lengvai šarmina ir taip toliau, bet tokių koncentruotų negalima gerti. O apie sultis iš pakelių iš viso tylių, dėl to, kad tai yra baisu, kaip jos ruošiamas, kodėl jos negenda. Irgi užsiminsiu apie tai. Pirmiausia, jeigu yra deguonis, tai būtinai kas nors atsiras, kas jas suvalgys. Tas sultis. Ką reikia daryti, kad apsaugoti nuo valgytojų? Nesvarbu, bakterija, ten grybelis, dar kažkas. Reikia ištraukti deguonį iš tų sulčių. Jos yra cisternose laikomos, ištraukiamas deguonis absoliučiai visas, o su deguonim kartu išeina ir visi eteriniai aliejai, visi aromatai, skonis, viskas išeina, lieka tik tokia spalvota masė. Kai ateina laikas jau gaminti, sakysim, tos paketus, tetrapakus, tada į tą sultis yra dirbtinai dedami aromatai. Dėl to iš pakelių sultis praktiškai visos identiško skonio. Ir realiai gamtoje taip negali būti, nes vienur saulės daugiau gavo, sakysime, apelsinai, tarkim, Pietų Amerika ir Italija sulyginta, ne? Visiems skiriasi klimatas, sąlygos skiriasi. Turėtų ir skoniai būti kiti, bet jie iš kur tas aromatus gauna, iš tų parfumerijos fabrikų, net jeigu galbūt ir natūralius ima, eterinius aliejus, bet juos dirbtinai sugrąžina. Tai ir tada jau, kai įgauna vėl kvapą kažkokį skonį, tada supilsto į pakelius. Tai vienintelis būdas išsaugoti sultis, jeigu nedėt konservantų. Arba tada dedami ir specialūs kažkokie slapti konservantai, kurių, sakysim, ar tokie kiekiai įvairių maži, kad nereikėtų etiketėj parodyti. Stebuklų nebūna. Viskas, kas gyva, taip pat būtų suvalgyta. Jeigu tas, kas stovi ilgai, tai yra negyva. Žodžiu, jokio maisto, kuris stovi ilgai, neribotas galiojimo laikas, nesvarbu žalvalgis, nežalvalgis, negalima tokio maisto. Džiovintas, aišku, žiūrint, kaip jisai džiovintas, jeigu ten žemai temperatūra, tai labai gerai, taip. Visien, jeigu jūs laikysite 5 metus, jisai apkars, ne? O jeigu jisai 5 metus prastovėjo ir neapkartas, tai tada klausimas, kaip čia taip gali būti, nes visien oksiduojasi. Tai dabar kiek gerti reikia, sakysim, vandens. Standartiškai skaitoma apie 33-30 ml vienam kūno kilogramui. Dėl to kiekvienas žmogus turi pasiskaičiuoti savo individualiai. Nėra normos absoliučios tokios, kiekvienas savo skaičiuosi ir, kaip minėjau, kas turi problemų rimtų sveikatos, pradeda nuo mažesnių kiekių ir palaipsniui didina. Dabar, jeigu žmogus rimtai sportuoja, aišku, reikia daugiau, bet tada reikia žiūrėti, sakysim, kažkokius papildomus mineralų šaltinius, kad sakysim, atstatyti tos mineralus, kurie yra prarandami prakaituojant. Toliau labai svarbu... Tik minutė man zadėmėsi, galiu. Dabar ką tik pagaminam vitaminų vandenį, yra 2 rūšių. Tai, kaip sakoma, noriu, kad pabandytumėt ir įvertintumėte ir pasistiprintumėte iš tikrųjų, nes čia iš tikrųjų yra vitaminų bomba. Tai dabar aš atsiprašau. Gerai. Ir, sakysim, turim suprasti, kad viskas, kas yra ne vanduo, tai yra maistas. Toks irgi turi būti požiūris, nes pas mus, sakysim, seniau, medikai tai ir dabar dar sako, kad vanduo, reikia skysčių išgerti. Tai ir sriuba skystis, ir kava, kur išplauna vandenį iš organizmo, ir arbata, sakysim, kad ir žaliai irgi išplauna, žodžiu, tai neskystis. Vanduo tai yra vanduo, o visa kita yra maistas. Dabar kaip gerti vandenį? Kiekvieną rytą atsikėlus minimum 1 stiklinė, idealu 2 stiklinės šilto vandens, ne šalto, o šilto tam, kad toksinai būtų išplauti iš mūsų organizmo. Nes per naktį iš tikrųjų toksinų daug išsiskiria ir mums reikia juos pabaigti išplauti. Toliau turi būti vanduo gurkšnojamas dienos bėgyje.
ne tai, kad stiklinėmis gerti visą dieną. Nebent žmogus sportavo labai intensyviai, tada, tarkim, po 20 minučių jis gali ten, priklausomai nuo jo kūno masės, ar 100 ml vandens, ar 200, sakysim, išgerti, kad atstatyti prarastą skysčių kiekį, bet turi būti vanduo būtent geriamas tarp valgių nedideliais gurkšniukais. Dėl ko nedideliais gurkšniukais? Dėl to, kad jeigu jūs išgersite, sakysim, visą dieną negerit, paskui jau troškulys, pripuolėt pusę litro. Ir kas iš to? Viskas kiaurai ir išeis. Dėl to, kad organizmas nesugebės tiek perdirbti. Nes įsivaizduokite, kur tas eis skystis visas, kuris išgeria tą vandenį. Eis į jūsų kraują. Iškart kraują praskies. Reiškia, organizmui, kad išsigelbėti nuo tokio praskėdimo, reikia pirmiausia apkraunama yra širdies kraujagyslių sistema, o paskui inkstai, nes reikia staigiai pašalinti. Ir į audinį jų tikrai toks vanduo neįeina. Jis tik tai tiek, kiek gali žmogus tuo metu iš tikrųjų įsisavinti, bet ne pusę litro. Ir taip, jeigu žmogų troškina, taip. Jeigu žmogų troškina, reiškia jau jisai 1% vandens neteko. O jeigu mes 70% įdelė iš vandens, tai pasiskaičiuokite, kiek jūs netekote, kiekvienas individualiai. Imat savo svorį 70% vanduo ir iš to 70% kiekio 1% pašalinkite. Tai bus apie stiklinę vandens arba dar daugiau. Ir ką dar reikia pridurti iš tikrųjų, kad jau kai jaučiate troškulį, jūs jau netekote vandens. Taip. Jau signalizuoja aplamai organai, kad sausra jau vyko žymiai anksčiau. Taip. Dėl ko nėra troškulio? Tai yra prisitaikymas organizmo. Organizmas, įsivaizduokite, jeigu jūs įsipjovėt pirštą, ar jis jums ilgai skaudės tas pirštas? Ten kelias minutės paskaudės ir paskui jūs nejausite. Dėl to, kad žino organizmas, šeimininkas žino jau, jis atkreipia dėmesį, susitvarkė ir jeigu jums visą dieną skaudės, kelias dienas pakol sugys, taigi atsiprašau, gyventi tada neįmanoma būtų. Dėl to organizmas iškart blokuoja tą pojūtį. Taigi tas pačiai. Jūs negerit, organizmas ima blokuoti tą sakysim, pojūtį ir, sakysim, troškulio ir alkio centrai, jie yra šalia vienas kito. Ir jau kai organizmas tiek ištrošta, Gintarė apie tai kalbėjo, kad jau nebegali žmogus siaubingą alkį pajunta. Jam jau degina ir skrandį, dėl ko degina. Reiškia, skrandžio sultys išsiskyrė ir jų nieks nepraskiedžia. Ir jos pradeda deginti, griaužti viską. Žmogus vietoj to, kad atsigertų, puola valgyti. Ir tai ta problema, sakysim, yra daugumos tų žmonių, kurie turi viršsvorį. Ir tai situacija pablogina. Iš esmės, kodėl atsiranda viršsvoris. Mes vietoj to nesuvalgytume gabaliuką mėsos ar kažko tai kito, o išgertume stiklinę vandens ir tikrai mūsų savireguliacijos sistema susitvarkytų. To alkio, reiškia, sausros vadinamosios organizmo. Ką mes darome? Mes suvalgome, jam papildomų energijos nereikia, tos vadinamosios, kur virškinti, ar ne, papildomų riebalų nereikia. Jūs suvalgote ir vis suvalgote, dar gabaliuką, vis tos alkis yra, į smegenis ateina žymiai vėliau, ar ne? Jūs prisivalgote, nieko neišgeriate ir kas vyksta. Juk yra paprasčiausia formulė. Žmonės turi viršsvorį tada, kada gaunama energija didesnė negu išleidžiama. Taip. Teisingai. Tai gaunasi tai, kad mes valgom, bet nieko neišleidžiam. Suprantat, ir nieko negeriam, kad praplautų ir įsisavintų būtent tai, kas reikalinga. Aš galiu pasakoti iš savo labai trumpai patirties, ar ne? Iš esmės, gerdama netaisyklingai anksčiau vandenį, tai reiškia, vandenį gerdavau ir prieš, ir po, ir viduryje maisto, ar ne? Nors viduryje maisto labai blogai gerti, nes praskiedžiau visą, ką gali praskiesti, kas ir buvo mano problema, kad aš valgiau labai daug. Tikrai, apetitas buvo labai geras ir toks, nėra, kad taip nenorėtų valgyti. Valgiai metu nori valgyti, suprantat. O kas darosi? O pūdau, labai pūdau. Tiesiog dėl to, kad kai aš suvalgydavau maistą ir valgymo metu, aš gerdavau. Aš viską praplaudavau, nieko neįsisavindavo. Suprantat, ką gaunu su maistu? Ir viską tiesiog praplaudavau. Aiškiai, nei mineralizacijos pas manęs buvo normali. Iš tikrųjų,
Bet aš negavau, aš pradėjau silpti. Suprantat, ne tik, kad svorio netekimas, kažkaip, oi, kaip gražu, Tanja gražiai, la. Viskas tvarkoj, viskas tas yra gerai. Bet tu neįsisavintų medžiagų, aš tau reikalinga gyvybė kiekvieną dieną, tu turi eiti, daryti, lipti laiptais, šnekėti, visų reikalinga energija. Kad ir dabar esantis jums galva yra reikalinga energija. Net mąstant, net reikalinga. Čia yra tokie dalykai, kurie susideda iš dalelytės, kaip vitražo, suprantat, iš dalelyčių. Ir tu pradedi justi, kad palauk, kur ta energija dingo, nors valgau tikrai normaliai ir kaip ir maisto gaunu. Bet gaunasi tai, kad aš jį tiesiog išplaunu netaisyklingai gerdama ir netaisyklingą vandenį gerdama. Tai va tiesiog patirtis tokia. Valgio metu iš viso turi būti, jeigu ir geriame, tai nebent kokio rūgštaus gėrimuko ir tai nedaug. Dėl ko? Dėl to, kad jeigu mes, sakysim, ir suvalgau ten, kaip yra įprasta pas daugumą žmonių, ir sriuba, ten kaip pirmas, paskui antras, paskui dar užgeriama, kas vyksta organizme. Skrandis visų pirma ištempiamas, jisai užgula kasą. Kai kasa užgulama, jinai yra struktūra kaip kempinė. Jūs įsivaizduokit, kempinė su vandeniu ir jinai paspaudžiama. Kas atsitinka? Iš jos sultis išeina, ne? Ir jinai dehidratuota tampa, jinai be vandens. Ir tada organizmas jaučia dar didesnį troškulį. Ir žmogus, kuris neišgėrė prieš valgį, tarkim, 30 minučių vandens, jisai tada pavalgęs siaubingai nori gerti. Ir jisai puola gerti po valgio. Tai vieną valgio metu, sakysim, kai mes geriame, praskiedžiam sultis, jau jos pakankamai, sakysim, nesudirba. Net žaliavalgiai yra svarbu, kad skrandžio sulčių pakankamai, sakysim, pakankamos koncentracijos išskirtų dėl to, kad kitaip autolizė nevyks. Turbūt žinote tą autolizę, sakysim, kad maistas pats sugeba save suvirškinti gyvas. Jeigu yra vandenilio jonai papuola ant to maisto gyvo, tai ląstelės atsidaro ir pradeda išsiskirti patys natūralūs augale esantis fermentai ar, sakysim, būtent gyvam maiste. Ir jie pradeda patys save virškinti. Tai jeigu yra praskiedžiama, tai tų vandenilio jonų ten yra per mažai ir sakysim, tas maistas normaliai neįsisavinamas irgi lygiai taip pat žaliavalgiai. Nors atrodo, daržovės valgant, tai tas rūgštingumas skrandžio gali būti mažesnis, tai vos nes čia galiu tada gerti, ką noriu ir kaip noriu. Ne, tai yra lygiai taip pat svarbu. O jeigu po valgio, sakysim, aišku, reikia žinoti, koks maistas, kiek skrandyje išbūna, kad mes žinotume, kad jeigu mes, sakysim, suvalgėm ten vaisių ar išgėrėm tą žalią kokteilį, tai po 20 minučių, po pusės valandos priklausomai iš ko jisai jau, sakysim, iš skrandžio pasišalinęs yra. Bet jeigu mes išgersim vėl didelį kiekį vandens, tai to gyvo maisto tokio suvalgys, kas bus toliau? Viena, kiek skrandyje yra maistas, o kitą, kiek jisai planuoja žarną. Jeigu mes išgeriam, skrandis jau tuščias, vanduo užsilaiko kažkur apie 10 minučių, kartais 15, priklausomai ar šaltesnis, ar šiltesnis, ir paskui jisai patenka į ploną žarnyną ir visą maistą išplauna iš plono žarnyno į storąjį ir tada prasideda rūgimo procesai storajam žarnyne, nes storajam žarnyne maistas yra nevirškinamas. Ten tik vanduo yra išsiurbiamas. Reiškia, prasideda ir putimai, ir disbakteriozė, nes tada kas ateina grybeliai, kurie padeda ten viską, to rūgimo procesai, juos palaiko. Tai jie ten pradeda veikti, kuo puikiausiai daugintis. Ir iš tikrųjų būna tokiu atveju, kad žaliavalgiai turi kandidozę labai stiprią, vien dėl to, kad per daug dažnai viską, sakysim, geria didelius kiekius, net jeigu kokteilis ištisai gerti visą dieną, neduodant pertraukos, kad suvirškinti viską. Tai iš tikrųjų turi maistas pabūti ne tik skrandyje, bet ir plonoje žarnoje, tai atsižvelgti. Dėl to reikia gerti prieš valgį. Ir kas yra labai svarbu, taip žiūrint, ar ne, taip sudėliojant laikais, ar ne, ne tik žaliavalgį, bet apskritai žmogui besirūpinančiam mitybą savo sveiką, kad pirmiausia išgeriam vandens 15-20 minučių prieš valgį bet kokį. Gali būti kokteilis, ar tai yra skystam pavidale, kietam, nesvarbu visiškai. Po jo iš esmės galime suvalgyti vaisių salotas, pačius vaisius, ar ne, po 40 minučių. Dar po 40 minučių galime kažkiek rimtesnio maisto, kurio reikia pakramtyti. Bet ką noriu atkreipti dėmesį, kad tie patys žaliavalgiai, ar ne, kad sakot, čia tik kokteilis gyvenu. Vien kokteilis tikrai nepaturiu gyventi. Dėl to, kad mums reikia kramtyti.
Kramtymas paleidžia peristaltiką. O kodėl, prasme, kai mes kramtom, susiformuoja seilės, ar jos išsiskiria papildomos rūgštys, o kai jos yra apleidžiamos kabutėse, aiškiai galime tik kokteilį, tiesiog skrandis pamiršta tai daryti. Turi būti, Suprantat? yra taisyklė sena, skysta turi būti valgoma, o kieta turi būti geriama. Reiškia, jeigu aš geriu kokteilį, jūs tada darykite ne tokius skystus, jos kažkokius tirštesnius, kad jums norėtųsi laikyti kuo ilgiau burnoje, nes čia yra du dalykai. Pirmiausia, jau yra amilazė, būtent kuri pradeda angliavandenį skaidyti. Ir jeigu jau papuolė po to į skrandį, jau viskas, virškinimo procesas tas sustoja ir ten jau rūksta skrandyje viskas, po ko papuola į kasą. Iš kitos pusės išsiskiria tokia medžiaga lizocimas, kuri pradeda dezinfekuoti tą maistą. Reiškia, neutralizuoja bakterijas. Jeigu visi žmonės iš tikrųjų valgytų va taip, kad pagal tą taisyklę, tai praktiškai tokių kaip apsinuodijimų maistų būtų labai mažai. O iš tikrųjų, jeigu labai smarkiai yra užterštas maistas, kuris suvalgė žmogus. Bet kadangi čia mes praleidžiam šitą barjerą, nei virškint pradedam, nei neutralizuojam tos visus gyventojus kažkokius, kurie tam maiste buvo, viskas į skrandį, ten viskas rūksta ir taip toliau. Perstimai šio žodžio, ta prasme, vyksta natūralus puvimas. Tiesiog galiu pasakyti, o kaip puvimas vyksta, nes arba užgeriam vandenį kokteilį, ar užgeriam tiesiog baltyminį maistas, irgi vandeniu arba kažkuo, tai vyksta puvimas, o puvimas kas yra, kokie produktai skiriami? Rūgštinės atliekos, o rūgštiniai terpė jau kalbėjom, kas susiformuoja. Tiesiog, kad irgi yra daug žaliavalgių taip pat serga. Vien dėl to, kad nežino, kaip taisyklingai tą patį kokteilį išgerti, jį pasigaminti, čia yra atskira tematika, ką maišyti, ką nemaišyti, kaip jį gerti ir kas po ko turėtų eiti. O jeigu rūgštinės atliekos išsiskiria, jos eina į kraują, žiūrėkite, kas yra iš tikrųjų osteoporozė. Tai pirmiausia tai, kad kai rūgštys išsiskiria, jos papuola į kraują, žarnyne, sakysim, pradeda išsiskirinėti, arba jeigu žmogus baltyminio daug labai, ypač gyvulinės kilmės maisto valgo, jis irgi rūgštinantis yra. Angliavandeniai, tarkim, grūdai, jeigu nepradaiginti, jie rūgština irgi organizmą, nes daug yra krakmolo ir, sakysim, irgi jisai rūgštis kyla. Ir dažniausiai sako žaliavalgiai, man nevirškina, kad lyg tai norėčiau, aš kaip sakoma, tų pupelių ir kažko, tai bet nesudaiginus aš negaliu jų valgyti, kad buvo tam užmerk vieną dieną, kitą dieną kaip ir gaminu, kaip ir nelabai tiktų, nebent kas turi tikrai labai stiprius skrandžius. Nes šį, pavyzdžiui, aš pati nuo savo patirties galiu pasakyti, tikrai reikia sudaiginti ir geriausiai sudaiginti į maždaug iki 2 mm tas daigelis baltas. Nes kodėl? Todėl, kad tame procese iki tų 2 mm grūdas atiduoda visą savo energiją tam, kad jisai išdygtų. O jau po to yra prevencija, kad nuo aplinkos pavojų, kad neparuduotų, kad spalvą neprarastų. Jisai savaime galvoja kaip savireguliacinė sistema, yra normalu. Tai tas iki 2 mm yra pats geriausias valgyti tiek energijos prasme, tiek virškinimo prasme, tiek iš esmės tai, kad tu gauni su tą vadinamų grūdeliu to mažu, bet su didžiulė suskaidytos aminorūgštys, sakysim, viską, baltymus suskaidytos. Ir tuo pačiu irgi, nepabaigiau, kaip dabar neutralizuojamos tos rūgštys kraujyje. Atrodo, mes tiek visko, ypač kai pasižiūri, kas Coca-Colas tokias geria, iš tikrųjų tai yra genocidas, yra siaubingas dalykas, iš tikrųjų turi būti absoliučiai uždrausta, jeigu aš būčiau valdžia, aš taip pat panaikinčiau tokius dalykus, nes tai yra, iš tikrųjų labai baisus procesas. Ar bandėt kažkada nors Coca-Cola, atsiprašau, užpilti ant paprastos skiautės medžiagos? Ne. Pabandykit. Aš esu bandžiusi ir pati ne vieną kartą, toj vietoj, kur užpyliau vasarę skylė. Bet po tam tikro laiko turbūt. Kadangi reikėjo laiko tą skylę, kaip sakyti, surinkti. Jo, bet Amerikoje po eismo įvykių nuplauna kai kur, sakysim, su Coca-Cola, būtent kraują. Ir buvo atrasta būtent Japonijoje. Ilga istorija, aišku, nepasakosiu ilgai, bet čia vis esmė yra tame, kad buvo atrasta automobilių pramonį ir tik paskui kaip gėrimas žmogui. Nes būtent automobilių pramonė galėjo nuplauti kaip cheminė priemonė. Rūdis labai gerai nuvalo, unitazus labai gerai nuplauna, žodžiu. Jeigu turėsit, galėsite pasinaudoti. Ir sakysim, kaip organizmas apsigina nuo tų rūgščių. Jisai ima kalcį, magnį, kalį, natrį, šarminius mineralus
iš audinių, kaulų, plaukų, nagų ir neša į kraują, kad neutralizuoti tas rūgštis. Ir paskui vystosi arba osteoporozė, arba net pažaliavalgis būna dažnai problema, dantys pradeda gesti. Tai būtent dėl to, kad jeigu jau toks signalas yra, reiškia kažką netaip valgau, reiškia per daug, arba maistas netaip suderintas ir dėl to, sakysim, rūgštis organizme atsiranda ir dantis genda, arba netaip kramtau, netaip valgau ir panašiai. Taip, kad čia iš tikrųjų yra labai labai svarbu ir žaliavalgystė yra super dalykas, bet su ją lygiai taip pat galima savo pasikenkti, kaip ir su ta tradicinė mityba, yra, sakysim, kurie ten mažai valgo ir taip toliau, ir nėra tokie ligoniai baisus, o yra iš tikrųjų, kaip pažiūrėti, jeigu statistika mirčių, tai Lietuvoje vyrauja širdies kraujagyslių sistemos lygos pirmoje vietoje, antroje vietoje onkologija. O kas tai yra? Užrūgštėjimo lygos. Tai yra užrūgštėjimo lygos. Sako, kodėl, ta prasme, mes sergame. Ne dėl to, ta prasme, kad ten yra aplinkybės, stresai, žmonės, ar ne, dažniausiai ten prigimtiniai dalykai, tikrai ne. Mūsų organizmai yra per daug rūgštiniai. Tiesiog. Ir onkologinės lygos, ir diabetas, ir visa kita, ar kitos kažkokios lygos, tai nėra lygos. Tai yra jums signalas, kad nebūtų dar blogiau. Tai yra sindromai, būtent vandens netekimo. Tiesiog jums signalizuoja organizmas, palauk, aš noriu irgi gyventi, aš duodu šansą, vat liga, tu susitvarkyti. Pagalvok. Pažink lygą, iš esmės. Taip, tai yra būtent signalas, tai yra signalas, kad, tarasme, kad, nes organizmas turi savo vadinamą reguliacinę sistemą. Jisai iki tam tikros ribos, tos vadinamus, turi tos rūgštinius buferius, kurie metai kraujo, kiek turi tos rezervus, metai iškepinų. Bet vieną gražią dieną. Jie pasibaigė. Ir tada reikia tikrai imtis priemonių ir tada turbūt niekas nesinori imtis, o tiesiog atsiranda liga, kuri tiesiog signalizuoja. Tai nėra liga, tai kažkas tai yra tik signalas į tai, kad jums nebūtų dar blogiau, nes pats organizmas jums kovoja. Kaip ir su temperatūra, žiūrėkit. Sakoma, nereikia temperatūros užmušti dirbtinai. Reikia išprakaituoti, išeiti visą, kas yra mūsų viduje, vien dėl to, kad organizmas pats kovoja, siūsdamas temperatūrą. Nes temperatūra tai nėra liga. Tai yra, reiškia, uždegiminis procesas vykstantis mūsų organizmus ir organizmas pats kovoja. Jis sako, va, tam temperatūra, kad susitvarkyt, palauk, stop. Jo, jinai reikalinga tam, ta temperatūra, kad mūsų imuninės ląstelės sukovotų, sakysim, su ta infekcija. O ką jos veikia, tos imuninės ląstelės? Taip, daug kas įsivaizduoja, ateina, koks leukocitas, nem, viską suvalgo. Iš tikrųjų, jos kovoja, tos ląstelės su susirgimais visais, infekcijom ir taip toliau, išskirdamos fermentus. O fermentai, jie geriausiai veikia šarminėje aplinkoje. Jeigu organizmas užrūgštės, belieka tik tai vieną dalyką - kelt temperatūrą. Nes yra čia chemija, reakcijų greičių, sakysim, priklausomybė nuo temperatūros, nuo, tarkim, šarmingumo, rūgštingumo ir taip toliau. Tai mūsų fermentai, jie geriausiai veikia šarminėje aplinkoje. Ir, aišku, prie temperatūros 36,6, bet jeigu organizmas užrūgštėjo ligos atveju visą laiką taip yra, belieka kelti temperatūrą, kad paaktyvinti fermentus į organizmą. Ir taip galėtų imunitetas sutvarkyti. Kam tada tą vargšą organizmą taip kankinti? Tai nekankinkim gal tą. Iš tikrųjų, gal aš dabar tikrai turiu visiems pademonstruoti testą. Mes turime 3 stiklinės. Vienoje iš jų yra jonizuotas vanduo. Tai yra šarminis, pagamintas prieš 1,5 valandos. Vienoje iš stiklinių yra krano vanduo. Ir vienoje iš stiklinių mes įpilstame prie jūsų akių, konkrečiai, mūsų mėgstamą Vytautas vandenį, ar ne? Tai jis yra gazuotas. Ir parašysiu Daivos, kad mums padėtų. Gal šitos pusės, tada nežinau. Va. Gal galime ir ačiūką, tam pasme, tom įdomu pasižiūrėti, kaip kinta mūsų pH-as ir vadinamas tas ORP, ar ne? Va čia yra mūsų vanduo iš krano. Iš mano kairės bus Vytautas ir iš mano dešinės bus jonizuotas. Tiek daug nereikia. Jo. Turbūt, dar, kaip sakoma, su senais draugais pasikartokim. Tai
Koks turi būti vanduo? Šarminis. Koks turi būti minusas? pH-as labai gerai. pH-as 150-200. Super. 10 balų. Ir pH-as? Nu va, tai pabandom ir pasižiūrim, ne? Galiu iš karto pasakyti, kad visą laiką, kadangi... Čia iš krano. Čia yra Vytautas, čia yra iš krano, o čia yra joninis, taip? Ir galim iš karto sakyti, kad visą laiką, šis priedusas visą laiką kis. Nes kadangi struktūra vandens visą laiką yra nepastovi, ar ne? Jo, bet tam sukalibruoti reikia tam tikro laiko. Galėsim tiesiog pažiūrėti, į kurią pusę eina. Taip, čia, kaip suprantu, dabar jau ORP bando pasižiūrėti. Matom, jisai dar kol kas kalibruojasi, nustatinėja, kiek čia yra. Jisai kinta. Kinta. 56, 50, 60 plus, čia yra pliusas. Tai va, reiškia, jau jis nepatenka į net nulinę, matot, va yra, ką mes gerim iš krano pas mus. Tai jau sakysim, mūsų organizmas, dabar kaip suprasti šitą, tai kiek kartų yra blogiau, negu mūsų, tarkim, reikia organizmų. Tai iš tikrųjų čia yra ne kartai, o šimtai kartų. Reiškia, jeigu, mes pasižiūrėsim, kiek čia... Galima nufotografuoti, būtent konkrečiai. Ačiū labai, mūsų fotografė. Ačiū ką. Aišku, tas skaičius didės, bet matom. Mums svarbu esmė, mes jau nelauksim, tai turėtų apie 100, tai tikrai jo, o kas yra oksidacinis redukcijos potencialas, būtent kiek liaudiškai kalbant yra gyvybingas vanduo. Kiek laisvo elektrono, kuris gali prisijungti prie pH. pH yra visai neblogas. Minus 250, tame intervale. 7, čia per geras, sakyčiau, pH. Olga, čia užbūrė. Kažką tai pridarėt čia? Triuką gal? Labai šarvas jau tikrai 8 beveik. Pas mus net vanduo iš krano, žinokit, su meilė. Ne vėl sakiau, kad turi savo energiją. Žiūrim dabar Vytautą. Dabar žiūrim Vytautą. Jau matom iš karto 137 pliuso ir didėja. Gerai ar blogai? Tai labai blogai. Pliusas. Turi būti minus 150, minus 250. Taip. Toks pat kaip panašu, kaip mūsų tarpvalstybinis skystis esantis organizmas. Taip, iš krano geresnis, dėl to, kad čia yra prisotintas angliarūgštis. Tai iš viso yra CO2. Tai iš tikrųjų baisus yra vanduo. Čia praktiškai Coca-Cola, Vytautas, galima nufotografuosiu pirmininkui, nusiųsiu Vytautą. Bet reikėsim paskaitą visą prarast, kodėl yra blogai. Labai ir girdė. Iš teksto labai blogai. Nu, va, turbūt matom situaciją. Geriau šarminis vanduo negu šitas. Matom situaciją, ne, o pH-as mūsų. Dabar žiūrim pH. 7,21. Kažkaip trupučiuką užkėlė. Nes, ką tik nekalibruotas vanduo yra. Arba nesukalibruotas truputėlį prietaisas, nes truputėlį užkėlė. Nes turėtų apie 6 būti, šiaip realiai, kiek mes esame matavę. Čia labai visų. Bet visiems, sakysim, neutralus apie 7. Dabar mes čia praplausim šitam vandenį, nes, Gal nusausinti? Ne, nebūtina, užtenka praplauti. Dabar žiūrim. Taip. 70. Ir mažėja kažkodėl. Jis taip ir turi būti, nes kol struktūra kinta, vandens visą laiką ne vienodi parametrai yra pradžioje, visą laiką jie kinta. Ir jo labiau, kad kaip yra su to minusu. Jisai, kai kontaktuoja su aplinkai, jis po trupučiuką mažėja. Ir jisai, aišku, yra pats geriausias. Turi būti jisai labai išvalytas, kalibruotas tiek vanduo, tiek pas prietaisas, kad rodytų tos tikslius matmenis. Jo, ir, sakysim, ir net šviesa jam, tarkim, kenkia. Ir jisai visiems stovėjo, jo, priklauso nuo to, kaip jis, bet jau jisai, žiūrėkit, jau 37, ne, ir kris, bent jau apie 0, tai tikrai jisai pasidarys, gal net ir per kol kas perėmėm pasižiūrėti pH, 8 kažkur, tai apie 8. Tai va, matot skirtumas, nelauksim iki paskutinės akimirkos, bet matot ir truputėlį kyla, kame ta prasme yra skirtumas iš esmės, ką mes geriame.
kiekvieną dieną. Nes, sakysim, šitas vanduo visas šarminis, jisai pastovėjęs, nu, porą valandų. Porą valandų pastovėjęs. Bet to ten, man atrodo, kai kuriuos ionizatorius, jau 16 matau, tai net iki minusą jisai vis tik deitų. Nu, bet esmė ta, kad tai yra geresnis daug vanduo, ne, ir net jeigu jisai pastovėjęs dienos metu kažkiek valandų, jis visien yra geriau negu iš krano. Vat jau apie 8, nu, jisai iki minuso tikrai nueis. Tai reiškia, jisai mūsų energiją taupo. Čia praplausim. O jeigu pas žmogų maža temperatūra, tai kažką girdėjau, kad blogai irgi. Tai reiškia, tiek yra nusilpęs organizmas, kad jau jisai net nebesugeba temperatūros net pakelti. Nekovoja. Turi būti 6,5. Taip, taip, yra konstantos, tam tikros organizmo konstantos. Mes žinome, organizmo 12 konstantų. Kraujospūdis, mes žinom, kad turi būti 120 ant 80. Kita konstanta. Kvėpavimo tankis, 60 kažkur 4 berods. Širdies įsitraukimo greitis 72. Yra pH, jau sakiau, kad turi būti žmogus silpnai šarminis. Jeigu seilės turėtų būti apie 7,4, o tarkim limfa apie 7,45, o tarkim jau kraujas apie 7,38, 7,4. Toliau yra kokios konstantos. Yra hemoglobinas. Žinom, turi būti apie 100, ten seniau būdavo 20, dabar 130, nu, bet tai yra dėl to pasikeitė, kad pablogėjo situacija žmonių, tai normas pakeitė. Leukocitų turi būti 4, ten kart kažkiek, ten 10, kokiam ten 9, neatsimenu. Bet dabar yra norma rašoma 6. Ateity dar pradės. Dėl ko? Dėl to žmonės vis labiau infekuoti. Kad atrodytų, kad tokius sveikesnės yra. Taip, pritraukėm, aš vis perskaičiau viską. Žmogus turi išskirti apie 1,5 litro šlapimo per dieną. Turi, dabar taip. Iš esmės, per dieną mes netenkame apie 2,5-3 litrus skysčių. Per šlapimą apie nepilnai litrą kažkur tais, per inkstus, per kepenis maždaug apie 800 ml, toliau per odą, per prakaitavimą maždaug apie 7, tai priklausomai nuo svorio jūsų pasidaro 2,5-3 litrai. Tada apie tas trumpai konstantas paminėsiu, kuriuos, kad taip nereikėtų stovėti ir galvoti, cukrus, žinom, 5,5 norma, ne? Ir temperatūra 36,6 ir cholesterolis ten turi būti apie 6. Dabar, kaip pas mus yra įprasta medicinoje daryti? Viską bandoma reguliuoti cheminiams, sakysim, būdais. Ten kraujospūdis pakilo, reiškia, reikia numušti. Vaistų duodama. Ten, jeigu, sakysim, kvėpavimo greitis padažinėja, vėl pradeda reguliuoti širdies įsitraukimus, vėl reguliuoja, viską reguliuoja chemijos pagalba. Tačiau mes galime savo konstantą šitas sureguliuoti 2 būdais. Labai paprastais. Būtent mes turim teisę tik tai reguliuoti per pH, tai reiškia šarminti organizmą ir reguliuoti vandens kiekį, kurį išgeriam. Ir dabar žiūrėkite, kaip visą tai susiję yra su vandeniu. Kraujospūdis. Jeigu žmogus negeria vandens, jisai dehidratuojasi, kraujo tūris sumažėja. Kraujas tampa tirštas ir jo kiekis mažesnis, ką reikia organizmui daryti, siaurint kraujagyslės. Suspaudžia, nes negali tuštumos būti kraujagyslėse. Reiškia, širdies apkrovimai didėja, kraujospūdis auga. Tuo pačiu, kadangi hemoglobinas, ten eritrocitai, sakysim, kai sutirštėja kraujas, jie pradeda klijuotis, jie deguonius pernešti nebegali. Ką daro organizmas? Didina širdies įsitraukimų greitį ir kvėpavimo greitį dėl to, kad reikia daugiau deguonies kažkaip gauti, ne? Ir didina spaudimą. Tai aš jau prieš tai spaudimą sakiau, ne? Tai aš toliau tiesiog, jeigu žmogus neišgeria vandens, kas toliau vyksta. Toliau, jisai neišskiria pakankamai, sakysim, per mažą išskiria tiek išlapimo. Automatiškai bilirubinas toksai yra dalykas, jo koncentracija didėja kraujyje ir tuo pačiu šlapime ir prasideda organizmo didžiulis apsinuodijimas. Toliau,
šlapimo tankis irgi didėja, aišku, jo rūgštingumas didėja, audiniai yra ir viduj, ir sakysim, ten deginami. Kūno svoris, kai neišgeriama pakankamai vandens, auga, jau aptarėme, ne? Cukraus kiekis. Jeigu vandens kiekis sumažėjo, įsivaizduokit, ėmėm stiklinę, kurioje buvo koncentracija gliukozės tokia, kad 5,5. Mes nugarinam vandens. Kas atsitiko? Cukraus tai tiek pat liko. Reiškia, cukrus automatiškai pašoko. Toliau, pH. Automatiškai užrūgštėjimas vyksta, nes deguonies nėra, ne? Visa, reiškia, ir kaulai kenčia, ir visa kita. Leukocitų kiekis, aišku, didėja, nes ten koncentracija jau kita. Hemoglobino kiekis, važiuokite, daugumos senukų. Ten ateina pas gydytoją, pasižiūri, sakysim, hemoglobinas. Jūsų koks geras hemoglobinas, 138 ar 140, tai yra baisu. Iškia, ten tokia košė pas žmogų. Iškia, visiškai negeria vandens, nes ypač vyresnio žmonės amžiaus, vandens negeria pakankamai. Ir klampus pasidaro kraujas ir dėl to kraujagyslės spindis mažėja, kelia spaudimą ir dėl to prasideda kas? Užkalkėjimas, prasideda spaudimo kilimas, jis sako, vat geriu vaistus, nepadeda. Dėl to, kad jie negydo tą simptomą, o jie tiesiog slopina jį. Jisai vėl tam tikrai situacijai pasireiškus, jis vėl iškyla. Dėl ko, sakysim, iš tikrųjų, tarkim, čia labai humoristiškai, bet labai teisingai pasakyta, kaip gydytoja Olga Butakova, iš kurios aš pati mokiausi, sako, dėl ko organizmas kelia kraujospūdį. 5 kojų pirštelis negauna deguonies. Reikia viską daryti, kad jisai gautų. Bet jeigu žmogus išgėrė vaistus, kuris numušė tą kraujospūdį, reiškia vėl tas pirštelis negauna deguonies, tai organizmas visiems ką darys? Dar labiau kels. Paskui žiūrėkite, kas pradeda gerti vaistus nuo kraujospūdžio, dozės vis didėja, paskui kadangi išsibalansuoja kiti dalykai, jau tada ir nuo aritmijos pradeda gerti, nuo ko tik nori. O viskas labai paprasta. Per šarmingumą ir per vandenį viskas reguliuojasi. Kas yra per žemas spaudimas? Per žemas, reiškia, energijos nėra. Tonuso nėra. Reiškia, trūksta žmogui energijos. Tai irgi energijos šaltinis, vienas iš šaltinių yra pats vanduo. Nes mūsų ląstelėse yra tokie organoidai mitochondrijos, tai yra vandenilinės, sakysim, elektrinės, kurios imdamos tos vandenilio jonus gamina mūsų energijos resursus. Tai arba kažkas suėdė to žmogaus energiją, gyvena kažkas, kas maitinasi žmogaus sąskaita, arba jis negauna energijos ir vandens. Tos priežastys nėra. Ir paprasčiausiai atsimenu tavo klausimą dėl to mažo spaudimo, nes pati jį turėjau tokį. Jo, aš atsimenu, kad tu pasakojai, kaip mes buvom susitikusios. Tai iš tikrųjų, kas yra svarbu ir aš pati atradau savyje, kad man mažas spaudimas buvo ilgą laiko tarpą pakankamai ir būtent dėl to, kad aš nevartau pakankamai gero vandens, dėl to, kad manau, kad per mažai judėjau, atrodo, kad aš gyvybingai judu, kad atrodo, kad nesėdžiu vietoj, bet nereikalingo tos fizinės veiklos nebuvo, kuri va būtent su prakaitu išeitų ar ne, kažkas neprakaituoja, žaliavalgį aš neprakaituoju, bet iš esmės tai turiu omeny, ar ne, kad būtent tokia fizinė veikla, kuri priverstų audinius sujudėti, ne tik, kad šiek tiek pirštelį palavinau ryte vakare, ten jogą pasiminėjau, aš jogą užsiminėjau, aš sportuoju, prie manęs prisikabinkit. Bet iš esmės gaunasi taip, kad aš tik tai pasakau, bet iš esmės mano organizmas to negauna, ko turėtų gauti iš fizinės veiklos. Ir dėl to sutrinka, ta prasme, šitą visą šarmų pusiausvyrą, cirkuliacija kraujo, dėl to šąla tam tos galūnės, būna šalta ir taip toliau, ir dėl to spaudimas yra visą laiką mažas. Ir aš pradėjau pati ant savęs bandyti, tiesiog pat gerti po šiek tiek daugiau vandens ir šiek tiek to tokio aktyvesnio sporto, ne to tokio. Nes galiausiai kraujagyslės irgi raumenukai sutraukia. Nesvarbu, ar tu esi žaliavalgis, baltyminį maistą valgai ar kažkas tai. Nes dažniausiai kas buvo pasakyti, kad ai, tai reiškia, tu žaliavalgė, tau turi tai būti. Ne, iš tikrųjų tai pasakė, tavas, tau jeigu mažas spaudimas, žaliavalgė tu esi, reiškia, tau tai turi būti. Aš galvoju, čia tu nevalgai jo karšto maisto, toks, žinot, labai lengvas karšto maistas ir tau taip turi būti. Palauk, aš nevedu galų, kaip turi būti. Nu, žinot, reguliarūs daktarai, va šiaip, pavyzdžiui, šiaip daktarai sakė, ne žaliavalgiai. Ar tokių yra?
Tai va, reikia. Labai mažai iš tikrųjų yra, nes... Daktaras gali. Ne, nu aš nereiškiu. Nes iš esmės, kame yra klausimas, kai tu nueini pas reguliarų gydytoją, ką tu pasako. Valgy tik tai mėsą, tau tik tai tada susitvarkys visi dalykai. Ir spaudimas, ir ten hemoglobinas ir panašiai. Tai nėra į ką kreiptis, tu kreipiesi į save. Į savo šauksmą, tu bandai save eksperimentuoji ir matai, kad tai rezultatas. Tai gali kažkaip pasidalinti ir pasakyti, kas gali būti. Rusijoje gali būti. Formai visokie viską, šiaip reiktų pasikviesti. Nu, yra, ta prasme, tų gydytojų tokių, kaip sakyti, bet aš tu tik to tikrojo gydytojo, pavyzdžiui, pasakytų ir suprastų, kad ne tik, kad žaliavalgystė, baltyminis maistas, vegetaris, bet kad suprastų žmogų kaip 360, kaip aš sakau. Visumą, kad jeigu skauda, tai prasme, kad vienas dalykas, tai nereiškia, kad yra joje problema, tai priežastis slypi visai kažkur kitur. Tai va tas požiūris holistinis į save, kaip į žmogų, kaip į sistemą. Aš, žinau, neturiu tokio... Rusijoje, kiek aš žiūriu, tai ten yra. Nu, aš manau, kad vienur kitur, ta prasme, galbūt jie pasižiūri, bet tokio holistinio gydytojo tikrai nesu sutikus ir nesu girdėjus. Jeigu turi tokie pasidalinti. Olga Butelkova, tai jinai iš tikrųjų, jinai nėra žaliavalgė, bet jinai, tarkim, net ir Rusijos žaliavalgiams ten kartais bet ir apie vandenį paskaito paskaitėlės, nes irgi ta problema yra, kad jie nenori vandens gerti, nes galvoja, kad jiems nieko nereikia. Ne, dažniausiai žaliavalgiai kame galvoja, kad va, aš valgau daržovės, vaisius, aš labai gaunu, nes realiai tose daržovės augaluose yra apie 80-90% vandens. O tai ką man čia gerti? Natūralų gal. Bet jeigu žiūrint gamtą, tai ten bet kokius gyvūnas, pavyzdžiui, kad ir toj pačioj juodkrantėj įsimena, eidavo stirnas atsigerti norėjo. Natūralu, dėl to, kad mes iš to augalo, iš vaisiaus mes gauname taip labai gerą ląstelieną, mes gauname labai gerus mineralus, jie įsisaviname labai greitai, tą pačios baltymus, bet mes negaunam to tyro vandens. Nes va tą reikia. Nes va, tarkim, kas va negeria vandens iš gyvūnų, tai yra tinginiai, nu, rūšis tokia primatų, nes jie yra tokie lėti, kad jeigu jie nueis išgerti vandens, jos per tą laiką kas nors suvalgės. Tai jie tol gyvi, kol jie kabo ant medžio, jie niekad iš medžio neišlipa. Jeigu jie tik tai nukrenta, ten, sakysim, viskas, nebespės užlipti medį, bet jie iš tikrųjų negeria vandens. Bet jie per evoliuciją yra tai prisitaikę. Žmogus visus tūkstantmečius vis tik tai gerdavo, šulinys būdavo, šaltinio vanduo būdavo. Gerdavo, mes nesam tinginiai, mes nesam prisitaikę negerti vandens. Sakykit, atsiprašau, o visokie tie šungitai ir taip toliau. Taip, geras klausimas. Šungitas, jisai... Ne. Ką keičia šungitas, vat iš tų savybių, apie kurias aptarėme, dar ten... Iš šungito yra apskritai toks dalykas. Aš... Tarkim, skaičiau straipsnį žmogaus, mokslininko, kuris labai rimtai užsijama šungitu. Ir jisai rašo, kad labai reikia būti atsargiems su šungitu, dėl to, kad jo yra 4 rūšis. Pati pavojingiausia yra ta, kuri yra radiacijos fonas ir daug aukštesnis negu mūsų bendras gamtos. Apskritai visas šungitas yra radioaktyvus, tik tai dalis jo neviršyje to gamtos fono, o dalis viršyje. Kitas dalykas, yra tokių šungitų, kokia yra šungito vertė? Fulerenai tie vadinami, tai yra, kad suteiktų tą struktūrą, tą informacinę kažkokią. Bet ne visas šungitas turi tą struktūrą. Tai girdėjau, kad yra dar vos ne ten kažkoks... Yra, sakau, 4 rūšis. Taip, yra 4 rūšis ir nežinai ką perki. Negali pasitikrinti, nešti laboratoriją. Kam šitą reikia? Geriau pasimti tai, ką jis yra iš tikrųjų patikrinama, išmatuojama. Titnagas, jisai irgi ten, sakysim, kažkokias vibracijas iš kosmoso iš esmės deda, o kas daugiau? Jis daugiau nieko neduoda. Sidabras kažkokiam mikrodozėm reikalingas, bet nėra taip, kad sidabras, sakysim, reikėtų ištisai gerti. Irgi negerai. Na, visur turi būti pusiausvyra. Mes ir taip papuošalus nešiojam, sidabro jau kažkiek jie mus veikia. Jeigu žmogus melancholiško tipo, kažkada aš domėjausi iš mineralogiją, tai jam apskritai reikia aukso, ne sidabro. Tai čia visur turi būti pusiausvyra ir negalima, sakysim, kažkurią vieną pusę. Akmenim arba metalais. Galima, sakysim,
vandenį. Ne. Galima vakyti gintaro vandenį gerti. Aišku, ten kokią stiklinę vandens gintaro galima išgerti per dieną. Nes jisai kažkokia, kaip sakau, kosminis kažkokios vibracijas surenka. Jie geri yra, šiltas akmuose, ne? Bet jisai daugiau nieko neduoda, nei šarmina, nei, sakysim, paviršiaus tempimą keičia. Bet jisai tik tą informacinę savybę vienintelę keičia, daugiau nieko. Kiti šaldo vandenį, ne? Jeigu tai pažiūrėti šaldytas tirpsmo vanduo, jisai, sakysim, kas vyksta, šaldant vanduo, sakysim, jisai turėjo kažkokią šaldamas informaciją, galiausiai jeigu šaldytuvė jisai šalo, tai jisai turi informaciją burzgiančią šaldytuvo, bet tirpimo metu jisai, sakysim, tą informaciją praranda, tai vat ta tyras vanduo be informacijos jokios, ką jūs uždėsite jam, kokias mintis, ten galima kažkokią maldelę sugalvo, tą jisai jums duos. Bet reikia žinoti visą tą, iš tikrųjų, ką reikia visą procedūrą tiksliai daryti, nes jeigu jūs tiesiog sušaldysite ir paskui, sakysim, gersite, tai praktiškai ten naudos nulis bus. Nes reikia žinoti, ten tik tai, sakysim, pradeda šalti, tai paviršinį vandenį reikia nuimti, nes ten sunkusis vanduo susidaro, paskui ten laikai. Bet viduriuką reikia išimti. Tas kraštinis vanduo, kuris susiformuoja ir ištirpsta, tas yra tinkamas gerti. Kas čia turi laiko užsiminėti? Tai dėl to tarsi yra to tokio proceso daug. Supratom, kad nieko mes Galima žaisti, aišku, įties turi daug laiko, visą dieną namie sėdi, gali ten šaldyti ir ten žiūrėti, kada tas ledokšnis susidėjo, nuiminėti, ten kur paskui tą nesušalus. Suprantate, yra paprastesnių būdų ir kam save krauti. Gintarė turbūt čia jau pasakos, ką jinai siūlo jums. Ne, kad iš tikrųjų, kad, kaip sakyti, pirmiausiai, tai svarbiausia, kad tiek mitybos prasme, tiek vandens prasme, tai reikia turi būti išarminti dalykai. Iš esmės. Aš girdėjau, kad ir to rūgštinio reikia. Rūgštinis daugiau, ta prasme, yra antibakterinis. Iš esmės, jeigu plaunate odelį, ta prasme, ar ne, šiek tiek, turite kažkokių problemų su skrandžiu, ar ne, galbūt kažkokią valomą prostą ir taip toliau. Tai, ta prasme, rūgštinis vanduo, jisai nėra taip naudojamas, kad taip akivaizdžiai, kad galėtume gerti kaip šarminius produktus. Reikia, yra baltymai. Ne, tai čia visai... Matote, yra rūgštus. Kaip ir citrina. Čia yra atskira paskaita. Atskira paskaita. Citrina, pavyzdžiui, galvoja, kad jinai yra rūgštinė. Iš esmės, kai jinai patenka organizmą, patenka kas šarminė. Tai va, ta prasme, toks dalykas. O rūgštus tai baltymai. Sakysime, reikia mums, kad palaikyti tą rūgščių šarmų pusiausvyrą. Tai turi būti baltymai, sakysim, amino rūgštis, jos yra rūgštis, ne? Bet jos, sakysim, organizme ten buferiniai to sistemoje dalyvauja tam, kad išlaikyti tą, kokį reikia balansą, ne? Jeigu mes šarmų daugiau gavom, organizmas išskirs daugiau amino rūgščių ir viskas pasidarys taip, kaip reikia. Bet specialiai nereikia. Išskyrus būna atvejai, kai... Nedaiginti, jo, bet jie jau, sakysim, kitas dalykas. Nes būna, aišku, medžiagų apytakos tokių sutrikimų, čia reti atvejai, kai žmogus organizmas yra per daug užšarmėjęs. Labai retai tokių būna, bet, sakysim, ten yra kažkokios vidinės kitos problemos ir čia yra pasiekmė ir jam reikia iš esmės viską keisti, viską peržyti, visą mitybą, viską... Gal net galiausiai akupunktūrą kažkokią pasidaryti, kad tos energetinius kanalus tvarkyti. Čia yra giluminiai procesai, pakitimai, giluminiai. Ir jiems reikėjo rimtai tvarkytis, sakysim. Čia Lietuvoje, kaip aš supratau, neturim. Gal apie daktarus dabar nešnekėkim, iš tikrųjų, kad jų nereikėtų, ar ne? Mes galime kitų dalykų natūraliais būdais, ar ne? O vyresnėje. Visiškai nesvarbu, žinokit, jaunas, senas, bet... Man reikia jiems, supranti, paduoti informaciją normaliai, aš, žinai, entuziazmas gerai, bet... Matote, medicina sugadina žmogų, medicina iš tikrųjų, jo. Ir iš tikrųjų, seniau nebuvo daktarų. Gyvūnai gamtoje neturi gydytojų. Jie nebėga pas ten kažkokį tai ten dantų gydytoją, nebėga pas kažką, pas kosmetologą irgi nebėga. Žino, kad reikia vandenį gerti. Ir kai mes duodam tai, ko reikia, bet aš apie tas konstantas ir kalbėjau, jeigu duosim žmogui tai,
organizmas po trupučiuką susireguliuos. Nieko, iš tikrųjų neturi būti kišamas va taip grubiai, kaip dabar šiuolaikinė medicina daro. Kinijai apskritai buvo, kai tenais gydytojai mokėdavo žmonės už tai, kad jie būtų sveiki. O jeigu jie susirgdavo, gydytojas gydydavo nemokamai. Ir kas geriausia, kaip japoniška man patinka sistema tame, kad jeigu žmogus gydytojas sėdi savo kabinete, ateina pacientas, tai jis jam nusilenkia. Jisai jaučiasi kaltas dėl to, kad jis susirgo. O čia pas mus kaip yra atvirkščiai, teisingai. Mes šaukimės pagalbos, padėk, vis dėlto pažiūrėjus iš tos pusės, daugumai atveju gydytojai taip negalime ant jų pykti, jie yra išmokinti ir sureguliuoti tos sistemos, kuri gyvavo daug metų, dar gyvuos. Čia taip yra. Bet mes turime ir alternatyvą dabar, tai yra žinias, kurias mes galime panaudoti ir eksperimentuoti su jomis. Aišku, ne iki to lygio, kad ten nueiti, nusilpti ir panašiai, bet išbandyti, eksperimentuoti tikrai yra galimybių daug. Ir vyresniems žmonėms tik pradėti po truputį. Yra pirmiausia sąmoningas supratimas, žinokit, iš esmės. Tai ką mes jau darome, kad ten imam žaliavalgiškai maitintis, ten naudojame šarminį vandenį, važiuojame kažkokias stovyklas, programas ar ne, kur ten turi tam tikrus reiškias dalykus. Taip, iš esmės, tai kiekvienas žingsnis jau yra link didžiosios to vadinamos sveikatos, kaip aš sakau. Tai kol mes to nieko nedarysime, tai be abejo, ta prasme, mes vėl eisime pas reguliariuosius gydytojus ir mums suprašys labai daug lapelių, kur reikės nueiti, reiškia, vaistinę jų atsiimti. Ir mes suprasime, kad jie mus negydo, bet nugydo. O kodėl? Dažniausiai būna taip, kad ateini pas gydytoją ir sako, po savaitės ten pasakoja, sako, neveikia ten tie vaistai man, gėriau tos visą, reiškia, savaitę, o neveikia dėl ko? Dėl ko, ta prasme, kad tau buvo jie per silpni. Tada, reiškia, stresinius duoda. Po savaitės vėl ateina, kad ir tie nelabai kažkaip veikia. Dar stipresnius. Tai dėl to, kas patampa? Tampama grandinė, priklausomybė ir tu tiesiog nelyga gydai, o tu ją nugydai, nes atsiranda kitos problemos. Nes kas yra iš esmės vaistas? Tai yra absoliuti chemija. Tie patys papildai, kurių vartojame visos pilnos reklamos, ar ne? Kaip yra gerai pasakyta, koks maistas yra geriausias? Tas, kuris ten nereklamuojamas. Tai va, būtent vaisius daržovės, niekas nereklamuoja. Apskritai, žiūrėkit, dabar visi reklamuoja Procter & Gamble, ten pastos, kas ten tik nereklamuoja, Nutella ir taip toliau, ta prasme. Tai viskas tas pats, be abejo, ten tie visi košelės, pasižiūrėkite, kas yra sudėtys, va mama turbūt. Žinokite, baisiausia, nes kalbant apie vaiką, nes tu nori sukurti labai tvirtą tą sveiką pagrindą, bet yra baisu pediatrui, ką nors pasakyti. Taip. Tu netyčia, kad neduodu mėsos, dabar žiūri kaip nežinau ką. Taip, tu jautiesi tarsi kaltas. Tai blogiausia mama, kuri nemūtino mėsa. Taip. Ir prikaišė. Taip. Tai sakykit, duodu. Tai dabar galvoju, pakeisiu savo pusę. Ir dažniausiai taip yra, žinokit, mamos ir ne tik mamos. Man dabar išrašė, kad mano vaikas yra per mažo svorio ir kad jisai nenutukęs yra, nes tai blogai, nes dažniausiai mano vaikai. Kad jisai smulkus į mamą. Ir kas svarbiausia, kad įdomiausia yra tai, kad žmonės dabar eidami pas reguliariuosius gydytojus jaučiasi kalti. Suprantat? Jaučiasi kalti arba tada kas A, nebeina pas gydytojus, B, bando kažką eksperimentuoti su alternatyviaja medicina arba būdais, ar ne? Trečias eina pas gydytoją, bet meluoja. O ketvirtas yra, ta prasme, susitapatina su to gydytoju ir varo, kaip sakau, aš liaudiškai taip, ką jie sako. Bet aš tikrai, ta prasme, jeigu yra alternatyva pasirinkti, pabandyti, aš niekada nesakau, kad, pavyzdžiui, jūs pereikite žaliavalgystę ten 100%. Ir nereikia neskaičiuoti, kad ten 100%, 90%, 80%. Tol, kol jūs jaučiatės gerai, turi būti jausmas vidinis šauksmas, kaip aš sakau, kūno. Kūno šauksmas, norisi kažko dar, tai ir leiskite jam būti. Organizmas yra savireguliacinė sistema. Jinai niekada tau neduos to, arba nešauksis to, ko jo nereikia. Iš tikrųjų. Ir tiesiog reikia, kaip pasakyti, tą suprasti ir pajausti. Tai padaroma ne taip lengvai, iš tikrųjų. Pirmi mėnesiai, sakau, gali būti sunkus, bet tai yra išmedituoti, išbūti tam tikroje aplinkoje, susitapatinti su savimi ir su savo negalavimais, savo priprasti prie jų, sakyčiau. Ir sakyti, kad aš turiu tą dalyką. Bet tai nėra problema, aš galiu su juo nekovoti, bet gyventi. Ir tas gyvenimas jis jau gaunasi, kad mano rutina, man džiaugsmas ir jo nebelieka. Tiesiog. Ir jeigu taip kalbant prie pabaigos, mes tikrai šiandien labai daug įsiplėtėm turbūt, ar ne?